Sveiki visi, smagu matyti tikrai gausiai susirinkusius, tikrai aktuali tematika. Na, apskritai standarto atsiradimas matyt, bet kokioje srityje jisai palengvina ir procesus, įveda aiškumą ir, kaip sakant, nuramina dirbančius, bendradarbiaujančius, nes supranta, kad jeigu yra standartas, reiškia aiškios funkcijos, aiškios pareigybės, aiškios užduotys ir viskas kaip ir aišku gaunasi. Čia šiuo vietu tikrai mes nereklamuojam visos standarto, tu vietu būrėm tik tais bendruomenę, iš principo vėlgi, visos standartas ar korupcijos prevencijos įstatymas, kai kuriais atvejais netgi būtent šitas standartas, jisai koreliuoja ir jeigu vėlgi institucija atitinka visos standartą, tai tikėtina, kad labai arti atitiks ir korupcijos prevencijos įstatymų keliamus reikalavimus. Viešajam sektoriui automatiškai ir vėlgi, jeigu viską įgyvendinęs pagal KPI, tai tikėtinai, kad tu lengvai pasieks ir tą ISO standartą. Tai tu vietoj plačiau apie tai matyt padiskutuos, papasakos, kur yra panašumai, skirtumai pranešėjai, o jums visiems linkiu geros dienos ir džiaugiuosi, kad vis daugėja žmonių, kuriems skaidrumas yra, kaip sakant, prioritetas ir atsiranda toj pačioj darbotvarkėje, nes STT jie turi kiekvieną dieną darbotvarkėje tą antikorupcinį klausimą, bet smagu, kad daugėja ir matom tikrai įsitraukiančius žmonės, nes kur skaidrumas ten matyti daugiau efektyvumo, aiškumo ir resursų tos pačios ekonomikos. Tai geros dienos visiems ir smagių. Ačiū Elanai, ačiū už pradžią ir dabar, kągi, noriu pakviesti pirmąją šios dienos renginio pranešėją, įmonės Lietuvos geležinkeliai verslo saugos vadovė Žaneta Navickienė. Žaneta teigia, kad ISO antikorupcijos vadybos sistemos reikalavimų laikymasis užtikrina sklandų ir nuoseklų atsparumo korupcijai priemonių įgyvendinimą, leidžia kiekvienam darbuotojui jaustis svarbiu, kuriant ir puoselėjant korupcijai atsparę aplinką. Apie tai plačiau papasakos pati Žaneta. Žaneta, žodis tau. Labas rytas visiems, ačiū iš anksto už skirtą laiką ir pabandysiu dabar pasidalinti skaidrėmis. Patvirtinkit, ar matosi. Taip, matosi. Taip, na ir pradėsime. Mano tema antikorupcinė vadybos sistema LTG įmonių grupėje, bet norėčiau pasidalinti tokiomis 3 pagrindinėmis žinutėmis. Tai pirma, praplėsti mūsų visų akiratį apie tarptautinį standartą, apie apskritai standartizacijos veiklą. Antra žinutė, uždegti jūs visus su mintimi, kad ateityje diegtumėtės antikorupcinį standartą, nes tai yra iš tikrųjų geras dalykas. Ir trečia žinutė, pasidalinti gerąją praktiką LTG įmonių grupėje, kaip mes esame įsidiegę, sertifikuoti ir kaip mes tvarkomės. Tai turinyje pabandysiu atskleisti tokias 6 pagrindinės žinutes, pereinant per pagrindinės nuostatas tiek apie standartą, tiek apie tam tikrus praktiškumus. Na ir pradėčiau nuo to, kad apskritai, kas yra tas standartas ir pakalbėti truputį apie tą atskaitos tašką, suvokiant, pabandant suvokti sistemiškai, kas apskritai yra per dalykas. Tai pradėsiu nuo to, kad Tarptautinė standartizacijos organizacija greičiausiai visiems teko girdėti ir angliškas žodelis, kurio trumpinys bus ISO, mums suprantamas kaip tam tikro standarto būtent žymėjimas, pradžia, International Organization for Standardization, įkurta 1947 metais. Na ir būtent tai yra tarptautinė organizacija atsakinga už tarptautinių standartų sukūrimą. Tai, kaip matom, patirtis yra labai didelė, labai sena, na ir suprantame, kad tai yra pripažinta visame pasaulyje. Organizacija dirba savo būstinėje, Ženevoje, Šveicarijoje, turi 3 oficialias kalbas - anglų, rusų ir prancūzų. Na ir šiuo metu veikia savyje, apima
apie 170 organizacijų iš skirtingų pasaulio šalių. Lietuvai šioje tarptautinėje standartizacijos organizacijoje atstovauja mūsų Lietuvos standartizacijos departamentas. Jis yra įkurtas 1990 metais. Na ir oficialiu tarptautinės standartizacijos organizacijos nariu tapęs 2008 metais. Tačiau turėjo kitą statusą nuo 1992 iki 2008 metų. Jisai veikia kaip narys korespondentas ir galėjo stebėti, kaip būtent šita organizacija kūrė standartus, kokios yra procedūros, kaip veikia darbas komitetuose, na ir panašiai. Taigi mūsų standartas 37001 yra vienas iš daugelio tarptautinių standartų ir jeigu pabandytumėm prisiminti kitų standartų su kitais žymėjimais, turbūt visiems ateitų į galvą 9001, tai yra kokybės vadybos standartas. Greičiausiai irgi žinomas 27001 informacijos saugos vadybos sistemos standartas, aplinkosaugos 14001 ir taip toliau. Taigi mūsų antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės, toks yra tikslus antikorupcijos standarto pavadinimas, yra vienas iš tarptautinių standartų. Lietuvoje mes jį galime atpažinti LST ISO 37001 2017. Na ir yra šio standarto dvi versijos, tiek angliškoji, tiek lietuviškoji. Taigi standartas yra pats dokumentas, kuriame yra nustatyti tam tikri reikalavimai, tam tikros gairės nuostatos, kurios padeda sukurti, įsidiegti ir tobulinti vadybos sistemą, siekiant valdyti su korupcija susijusias rizikas. Todėl labai paprastai mes galime pavadinti, kad tai yra antikorupcinė vadybos sistema. Na ir matot tą ženklelį mūsų standarto, jis atpažįstamas būtent su konkrečiu žymeniu ir konkrečiais skaitmenimis, kurie ir reiškia būtent pačio standarto eilės numerį. Kartais galvojame, ar tas standartas yra kažkoks labai griežtų procesų taisyklių rinkinys, tai galima būtų atsakyti ir taip ir ne, kadangi pats standartas turi tam tikrą struktūrą, kurį susideda iš organizacijos konteksto vertinimo, palaikymo, rizikų, dokumentacijos ir taip toliau, bet iš kitos pusės geroji praktika leidžia suprasti ir taikyti, kad tai yra pakankamai lanksti priemonė, kadangi pati įmonė, organizacija gali sukurti įvairių funkcionalumų, instrumentų, procedūrų, papildomų teisės aktų, kitų teisinio reguliavimo ir taikymo priemonių, kurios padėtų lengviau suvaldyti su korupcija kylančias rizikas, lengviau nustatyti pačius aktus ir ištirti. Kalbant apie naudas, tai tų naudų turbūt galima būtų išskirti labai daug. Aš pažymėjau keletą jų. Tai pirmiausia, turbūt tai būtų labai gera priemonė sistemiškai aptikti, valdyti su korupcija susijusias rizikas, na ir numatyti atsakomąsias priemonės šioms rizikoms valdyti. Tačiau pats standartas man asmeniškai turinčiai tam tikrą patirtį, darbo patirtį su standartu, pirmiausia žymi ir tam tikrus dalykus, kaip yra tikrumas, patikimumas, pripažinimas tarptautiniu mastu, na ir tam tikras kokybės ženklas. Tai reiškia, kad tos naudos yra ne tik tai tiesiogiai su mūsų veiklomis siekiant suvaldyti su korupcija susijusias rizikas, bet ir tam tikras kokybės ir patikimumo ženklas santykyje su investuotojais, su verslo partneriais.
taip pat didina ir visuomenės pasitikėjimą, atitinkamai leidžia atkreipti dėmesį arba pateisinti akcininko lūkesčius, na ir pamatyti daugelį kitų naudų, tokių kaip turbūt sisteminis veikimas, nuoseklus veikimas, išvengimas chaoso ir taip toliau. Keletą minčių norėčiau pasidalinti, kaip pradėti diegti arba kaip pasiruošti būtent pačiam sertifikavimui. Taigi turime jau standartą, suprantame, kad tai yra dokumentų rinkinys, būtinai turime susipažinti su tuo dokumentu, na, o po to jau pradėti mąstyti, tai kokie būtų mūsų veiksmai arba kokios procedūros, kad mes pajudėtumėm ir gautumėm būtent tą sertifikatą. Tai priklausomai nuo įmonės įstaigos dydžio rekomenduotina sudaryti darbo grupę ir turėti lyderį, kuris koordinuotų tam tikrus klausimus, būtų atsakingas ir galėtų iš organizavimo pusės periodiškai organizuoti darbo grupę, dalintis vaidmenimis, aptarti postūmį, pasižiūrėti, kokie rezultatai pasiekti, ko trūksta ir taip toliau. Būtina sudaryti veiksmų planą, todėl kad tai nebus labai trumpas procesas, tikrai neįmanoma pasiruošti per 1 mėnesį ar per 2. Na, Lietuvos geležinkelių patirtis yra, kad mes užtrukom besiruošdami apie 2 metus, bet vėlgi priklauso nuo to, kuriame taške yra įmonė arba organizacija ir kiek jinai yra jau pažengusi ir taiko tam tikrus atskirus antikorupcinės vadybos sistemos elementus. Taigi plano sudarymas padėtų nuosekliai judėti ir atitinkamai sistemiškai atlikti darbus pagal nustatytus terminus, atsakingus vykdytojus, siekiant pasiekti tam tikrų rezultatų. Labai svarbus žingsnis, 3. veiklos konteksto suvokimas ir atskirų veiklų analizė, tai to reikalauja ir pačio standarto nuostatos, kadangi turime atsižvelgti, kokio pobūdžio veikla yra ir kokios galimos rizikos, būtent koks veiklos pobūdis, kiek darbuotojų dirba, kaip apskritai veikia organizacija, su kuo jinai bendradarbiauja, koks jos veiklos kontekstas tiek siaurąja, tiek platesnė prasme. Taigi tam tikra analizė ir tam tikras įvertinimas. 4. žingsnis, vertinimo metu mes visada identifikuojame, kokios yra neatitiktis. Kitaip sakant, ko mums trūksta. Siekdami atitikti standarto reikalavimus, mes darom tam tikrą sulyginimą su standarte nustatytais reikalavimais ir de facto esančią situaciją mūsų organizacijoje. Tai tų neatitikčių nustatyti nereikia bijoti, kadangi tai yra darbas viduje ir kaip tik tai susitvarkymas leis mums lengviau įrodyti, kad mes esam verti to sertifikato. Šalinimo priemonių planas yra būtinas, nes vėlgi tai yra disciplinuoja mūsų veiklą, leidžia paskirti atsakingus vykdytojus, numatyti terminus ir tokiu būdu vėlgi judėti pirmin, apimant ir rizikų valdymą. 5. žingsnį skyriau kaip funkcionalumą arba palaikomųjų priemonių diegimą. Pačios įstaigos organizacijos gali interpretuoti, kiek jos yra pažengusios, tarkim, IT srityje, kiek tam tikrų procesų jos gali, tarkim, skaitmenizuoti arba pusiau skaitmenizuoti. Kitaip sakant, kaip mes galime įdiegti tam tikrus funkcionalumus į pačias antikorupcinės procedūras. Ataskaitų rengimas, pačios ataskaitos nėra numatytos kaip privalomas žingsnis diegimo stadijoje, tačiau mes turėsim 7. žingsnelį vadovybės vertinamoji analizė. Pagal ISO standarto reikalavimus jinai yra privaloma, todėl norint kad procesas vyktų sklandžiai, matyt, kad ataskaitų toks apibendrinimas ir analitinis darbas yra rekomenduotinas, privalomas, netgi būtų kitokiu atveju negalėtų vadovybė įsitraukti ir atlikti vertinamąją analizę. Kitaip sakant, pažiūrėti, kokie rezultatai, kokios pas mus yra bėdos, kaip mums reikia toliau tvarkytis, arba galbūt reikia išteklių, priemonių arba kitų
kitų dalykų, kurie mums leistų judėti pirmin. Taigi, kaip sakiau, vadovybės vertinamoji analizė yra privaloma, todėl čia galima būtų ir sugretinti, iš karto padaryti tam tikrą sugretinimą su korupcijos prevencijos įstatymu, kuris savo prigimtimi ir dabartinė versija yra tikrai labai artimas antikorupciniam standartui, tačiau 24-25 straipsnis sako, kad vadovas atsako, bet tarsi pasigendame, kad vertinamoji analizė galėtų būti kaip privalomasis komponentas, siekiant visapusiškai įtvirtinti, kad antikorupcinė vadybos sistema iš tikrųjų veikia. Be to, pačiame standarte yra numatyta ir valdymo organų vertinamoji analizė, tai čia turiu omenyje, tarkim, valdybas. Tai šiuo atveju procedūra yra tokia, kad tiek aukščiausioji vadovybė, tiek valdymo organai, valdybos įvertina esamą situaciją ir teikia tam tikrus pastebėjimus arba rekomendacijas, kaip dirbti efektyviau. Sąmoningumo ugdymas, komunikavimas taip pat yra privalomas elementas antikorupcinio vadybos sistemos aspektu, todėl čia rekomenduotina taip. Padaryti tam tikrą planą ir nustatyti mokymų periodiškumą, taip pat nustatyti, kad dalis darbuotojų galėtų būti apmokyta iki sertifikato diegimo, bet tuo pačiu pateikti planą, kad kita dalis darbuotojų galėtų būti apmokyta tam tikru kitų nustatytų laiku. Tai šiuo atveju turbūt galiotų toks modelis didesnėms įmonėms, o mažesnės organizacijos, mažesnės įmonės galėtų atitinkamai jau iki pačio sertifikavimo pravesti mokymus visiems darbuotojams. Periodiškas komunikavimas privalomas, tai čia galima patiems pasirinkti, kokie tai galėtų būti būdai. Tarkim, mes savo įmonėje esame kasmet patvirtinę komunikacijos planą ir jame atitinkamai numatę įvairias išorės ir vidaus komunikavimo priemonės. 10 punktelis - vidaus auditas. Jis yra privalomas pagal antikorupcinį standartą elementas ir labai panašu turbūt su mūsų korupcijos prevencijos įstatymu, kurio naujovė ir yra vidaus privalomas auditas korupcijos rizikų valdymo aspektu, taigi šito žingsnio neišvengsime. Išskirtinis dalykas turbūt būtų toks, kad vidaus auditas turėtų padaryti ne korupcijos rizikų valdymo auditą pagal nacionalinius teisės aktus, bet įvertinti visą antikorupcinę sistemą, kaip yra pasirengta dirbti darbui pagal ISO standartą. Korekcinius veiksmus pažymėjau, kadangi mes juos turėjom, tai natūralu. Korekciniai veiksmai kilo iš vidaus audito rekomendacijų, taip pat iš mūsų pačių pastebėjimų, kiek mes esam pasiruošę ir ko mums trūksta, ir atitinkamai turėjom tam tikrą laiko tarpą, siekdami truputį patobulinti arba padaryti tam tikrus papildymus tiek teisėkūroje, tiek tam tikrų priemonių įgyvendinime. Ir prasitestuojame, pažiūrime, kaip veikiame, paimėme atskirus fragmentus, pažiūrime teisinio reguliavimo, kokius teisės aktus turime, ar tikrai viskas mūsų akimis veikia ir atitinkamai pasiruošiam išoriniui auditui. Svarbu būtų pažymėti, kad jeigu ryšitės šitam žingsniui, o neabejoju, kad ryšitės po šios dienos diskusijos, būtinai klauskite, ar jum subjektas, kuris atliks sertifikavimo vertinimo būtent išorinio audito veiksmus, galės išduoti sertifikatą. Nes kartais susiduriame, kad kitos įmonės gali pagelbėti, pakonsultuoti, praaudituoti, pasižiūrėti, bet jos neišduoda sertifikato. Tai tokiam sklandžiam, tikram rezultatui pasiekti, būtinai pasidomėkite, ar tai bus subjektas, kuris jums galės išduoti sertifikatą. Ir dar toks apibendrinimas iš pasirengimo. Kartais yra diskutuojama, ar kažką pasisamdyti, kad mums čia įdiegtų, sukurtų teisės aktus, ar padėtų išspręsti tos klausimus, ar daryti patiems.
Tai mano asmeninis patarimas būtų toksai, kad dėkitės patys, nes jūs susigyvensite su standarto reikalavimais, pajausite standarto nuostatas, suprasite tam tikrus terminus, pasigilinsite, kas tai yra finansinės ir nefinansinės kontrolės priemonės, kas ta vertinamoji analizė ir taip toliau, kas tas trapus patikrinimas. Tai šiuo atveju, aišku, jeigu yra sudėtinga, sunku arba nėra galimybės suburti tokios komandos, kuri pasidalintų darbais ir galėtų pasiruošti diegimui, visada galima konsultuotis iš išorės, bet, kaip sakiau, kai įsijauti pats, dirbi, tai visiškai kitaip supranti tą rezultatą ir būtent tą pačio standarto filosofiją. Na, kalbant apie tai, koks gyvenimas yra be ISO ir koks ISO, tai pabandžiau pažymėti šiuo piešinuku ir visgi bandžiau atrasti kažkokį vieną žodį, kuris realiai leistų atskleisti, kaip suprantame būtent ISO standarto patį reikšmingumą, tai įvardinčiau kaip lyderystę. Jeigu iki standarto diegimo dažniau buvo suprantama, kad visi antikorupciniai reikalai tai yra atitikties pareigūno, verslo saugos ir jūs atsakingi, jūs turit padaryti ir taip toliau, tai šiai dienai pas mus filosofija visiškai yra kitaip. Tai yra tam tikros dalybos ir iš tikrųjų džiugu, kad kiekvienas yra daug aktyvesnis, radęs tam tikrą rolę ir gali pilnai prisidėti prie antikorupcinio standarto diegimo tame periode, o dabar jau turime ir palaikymo stadiją. Tai iš tikrųjų sulaukėme daug atskirų bendruomenės narių, atskirų darbuotojų patarimų, rekomendacijų, tam tikrų paklausimų arba padiskutavimo, kaip kažkas galėtų veikti geriau. Na ir geriausias turbūt pavyzdys, kad prieš mėnesį laiko turėjom jau išorinį palaikymo auditą, nes tarsi sertifikuoti reikia kiekvienais metais, tai nėra kaip brandos atestatas, gavau ir viskas. Po sertifikavimo darbai nesustoja, vykdoma toliau ir visiškai neseniai turėjom palaikymo išorinį auditą, tai kai kuriuose sesijose aš tiesiog net nedalyvavau, neturėjau galimybės nueiti visur, vyko paralelinės sesijos ir puikiai pasirodė mūsų apskaita, turto valdymas ir kiti padaliniai, visiškai pilnai suvokia, kad ne antikorupcinės politikos darbuotojai atsako, bet atsakom mes patys už savo veiklą, atsakom mes patys, rizikas valdome mes patys, bet jeigu mums kyla klausimų, mes visada galim konsultuotis, bet mes esam patys šeimininkai. Tai didelėje įmonėje yra jaučiamas labai didelis proveržis į priekį ir didelė paspirtis, kad kiekvienas gali būti ir yra reikšmingas antikorupcinėje veikloje. Keletas sakinių apie įgyvendinamas atsparumo korupcijai priemonės, tai norėčiau pasakyti, kad jūs patys pajausite, kiek tų priemonių reikia, kiek jos yra vertingos, bet pabandžiau sudėti tokius 9 langelius, pagrupuoti. Na ir norėtųsi pasakyti, kad iš gerosios praktikos tiek, kiek dirbama su vidaus ir su išorės vertintojais, kertinė pozicija visgi bus korupcijos rizikų vertinimas ir valdymas. Tiek sertifikavimo metu, tiek palaikymo metu klausimai iš karto, parodykite korupcijos rizikų registrą, paaiškinkite, kokios rizikos yra, kaip jos valdomos ir kaip kažkokios konkrečios funkcijos prisideda. Tai šiuo atveju mes turime ir įvairių gerų patirčių, patys esame įkūrę korupcijos rizikų vertinimo darbo grupę, kuri periodiškai renkasi, identifikuoja rizikas, mato tokį platesnį spektrą dalykų, kaip valdyti tas rizikas. Na, o vėliau, kaip sakiau, įsitraukia veiklos ir visiškai monitoringas, valdymo priemonės, tam tikri dalykai nugula veiklose.
Atitikties funkcijų vykdymas visada bus privalomas, čia bus kertinė pozicija ta, kad vyks valdymas iš čia, veiksmų koordinavimas. Trečiasis blokelis visų priemonių, kokias mes beturėsime, tai ir elgesys su dovanomis, interesų konfliktų valdymas, kitos pačios įvairios priemonės, tai nėra apibrėžto išsamaus sąrašo, tiks viskas, ką mes pagrįsime, kad mes su šita priemonė galime lengviau valdyti korupcijos rizikas. Tyrimai, tai visada su tuo susidursime ir turėsime skirti deramą dėmesį, iš to kyla ir rekomendacijos, kaip geriau sutvarkyti tam tikras veiklas. Na ir kanalus, tai kanalus irgi turime atitinkamai patys nusistatę ir pasinkronizavę su nacionalinė linija, tai šiuo atveju antikorupcinis standartas specialių reikalavimų tiek dėl tyrimo, tiek dėl kanalų neteikia. Sąmoningumas, komunikacija yra, jau minėjau, privalomos dalys, bet čia labai galima sklandžiai suderinti ir su nacionalinė linija. Pavyzdžiui, šiuo metu pas mus yra harmonizuota, suderinta su mūsų akcininko susisiekimo ministerijos nustatytų reikalavimų turėti 3 grandžių mokymus: įvadinius, bendruosius ir specialiuosius, kadangi standartas tokių smulkių reikalavimų nenustato ir, kaip minėjau pradžioje, leidžia įmonėms pačioms interpretuoti ir įgyvendinti. Privalomas dalykas santykis su veiklos partneriais, tai standartas įvardina kaip due diligence arba stropus patikrinimas, kas galima būtų palyginti su korupcijos prevencijos įstatymu dalinai, personalo patikimumo patikra, bet čia tik apie fizinius asmenis. Tuo tarpu standartas reikalauja ir atitinkamo deramo dėmesio su juridiniais asmenimis, būtent išsamių jų patikrinimų, ir tai reikėtų įmonėms, įstaigoms pagalvoti, kokius instrumentus jos galėtų taikyti būtent tam rūpestingam patikrinimui. Kaip sakiau, yra privaloma dalis ir čia turbūt pažymėtina, kad pačių Elgesio kodekso neužtektų. Turime veiklos partnerių Elgesio kodeksą, turime nustatę tam tikrus reikalavimus ir sutartyse, tačiau atskira grandis būtų ir stropus patikrinimas būtent pagal 3 aspektus. Šiuo metu tie aspektai būtent yra tokie: reputacinis, finansinis ir sankcijų patikra. Vertinamoji analizė privalomas veiksmas, bet jie mes neįsipareigojame kažkaip konkrečiu periodiškumu atlikti, mes atliekame kartą per metus, tačiau gali būti nustatytas ir kitoks periodiškumas, jeigu iškyla tam tikrų einamųjų klausimų, kuriuos reikėtų pavertinti. Tai de facto mes iš tikrųjų oficialų turime tokį periodiškumą kartą metuose, bet pagal tą praktinę gerąją patirtį keletą kartų per metus padarom. Ir monitoringo toks langelis, kuris apimtų tiek vidaus auditą, tiek mūsų pačių veiksmus, kada mes suprantame, kad turime patobulinti arba sinchronizuoti tam tikrus dalykus nacionaliniam lygmenyje, peržiūrėti tas, kas neveikia arba buvo tam tikrų klaidų, ir atitinkamai tobulinti. Ir dar norėtųsi turbūt pasakyti iš gerosios praktikos, ką pastebi išorės auditoriai, kad įmonės, įstaigos sertifikuojasi, gauna sertifikatus ir kai jau atvykstama palaikymo audito, sako, kad būna labai mažai indėlio, tai tarsi organizacijos pačios dirbo tik tai dėl paties sertifikato. Tai iš tikrųjų reikėtų laikytis kitos filosofijos, kad dirbame ne dėl sertifikato, bet jį tikrai yra didelė garbė turėti ir smagu, tačiau dirbame, kad patys procesai būtų sklandus, veiklose atpažintumėm galimas rizikas ir gebėtumėm susitvarkyti. Tai po sertifikato nereiktų sustoti ir palaikymo audite taip pat reiktų gerai pasirodyti, pažymint arba įrodant, kad mes nesustojome, mes kaip tik einame pirmin ir dar sklandžiau darome negu iki tol. Ir keletas minčių apie praktinius klausimus. Tai visgi, ko klausia auditoriai, tai gali atvykti bet kurį padalinį, gali paklausti bet kokio klausimo,
Tai kitaip sakant, auditas yra ne atitikties padaliniui, o visai įmonėje organizacijai. Ir gali paklausti, ir kuriuose mokymuose esat dalyvavę susijusiuose būtent su antikorupcija, ir kaip jūs galite identifikuoti savo veikloje rizikas, su korupcija susijusias rizikas, arba kokias jau esate identifikavęs. Kokias atsakomasias priemonės esate numatę, kaip valdote, kaip monitorinate, ar žinote, kur pranešti apie neteisėtą atvejį, ar žinote, kas yra atsakingas už antikorupcinės aplinkos kūrimą jūsų įmonėj, kokios kontrolės priemonės taikomos padalinyje ir panašiai. Bendradarbiavimo aspektai dažnai liečiami. Taigi, tokie praktiniai klausimukai leidžia lengviau susiorientuoti būtent kaip vyksta pats sertifikavimo ir auditavimo procesas ir apie ką galėtų būti pokalbis. Aišku, visada turi būti teikiami ir tam tikri įrodymai, praktiniai pavyzdžiai, gerosios kažkokios praktikos, dokumentai ir taip toliau. Na ir apibendrinant, kodėl verta? Matot, net nekeliu klausimo, ar verta, bet iš karto kodėl verta. Tai pirmiausia, kad nuoseklus ir sisteminis veikimas. Pasiruošimo yra nemažai, pasiruošimas yra nelengvas, bet vėliau nuoseklus ir sisteminis darbas, kuris patiems atitikties pareigūnams ir pačioms organizacijoms leidžia veikti sistemiškai ir sklandžiai. Antrasis aspektas - korupcijos rizikų valdymas, kaip sakiau, vienas svarbiausių dalykų ir mums leidžia lengviau susitvarkyti, netgi identifikuoti rizikas bet kurioje srityje ir atitinkamai suprasti, kad bet kur ir gali kilti. Na ir akcentas jautros veiklos sritys, turto valdymas, pirkimai, įdarbinimas, tai yra tos procedūros, kurios mums leidžia suprasti, kad ten reikia ir tam tikrų papildomų griežtesnių priemonių. Didesnis visų įsitraukimas ir aktyvumas, tai yra dirbame susivienydami. Na ir pavyzdys toks, kad šių metų apklausoje mūsų 20% pakilo, procentinė išraiška buvo didesnė, būtent atsakant į klausimą, ar darbuotojai žino, kokios priemonės taikomos, kas atsakingas ir kaip įsitraukia. Tai matyt, mes labai nesunkiai suprantame, kad tai padėjo būtent ISO standarto praktika. Na ir kaip sakiau, kokybės ženklas, dokumentas, kuris patvirtina procesų kokybę ir mes iš tikrųjų galim didžiuotis, kad mes pasiekėme. Na ir paskutinis aspektas - pasitikime vieni kitais, mus labiau pasitiki visuomenė, išpildome akcininko lūkestį ir tuo pačiu pasitikime vieni kitais. Taigi aš tampu labai aktyviu, svarbiu valstybės nariu, būtent antikorupcinės vadybos sistemos aspektu. Tai tiek būtų mano pristatymo ir gal būtų klausimų arba pastebėjimų. Ačiū, Žaneta, ačiū už labai išsamų pristatymą. Šiek tiek jisai užtruko daugiau negu buvo numatyta laiko, bet aš ir specialiai nestabdžiau vien tik dėl to, kadangi papasakojate metodologiškai nuo A iki Z visus žingsnius įvardėjote, kaipgi yra diegiamas standartas, kaip jisai paskui sertifikuojamas ir taip toliau, kodėl verta. Tai tikrai dėkui už išsamų pranešimą. Ir dabar noriu pakviesti kitą pranešėją, tai VŠI CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vitkevičiūtė Daugvilė. Noriu pažymėti, kad CPO LT visai šviežiai praėjo Žanetos įvardintus ISO įdiegimo žingsnius ir pernai metų rudenį gavo sertifikatą. Tai apie tai plačiau papasakos pati Vaida. Vaida, žodis jums. Sekundėlę, susitvarkysiu su technika. Sveiki visi, noriu pasiteirauti, ar matot, ar girdit mane? Taip. Tai pirmiausia, negirdit? Girdit gerai.
Gerai, ačiū labai. Tai sveiki visi, ačiū labai už skirtą dėmesį ir pirmiausia, noriu padėkoti Skaidrumo akademijai už jų iniciatyvą, stiprinant antikorupcinę aplinką mūsų visų organizacijose. Ir tikiu, kad į šį tikslinį susitikimą, tai yra antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37 tūkstančiai diegimą, susirinko tie klausovai, kuriems yra įdomu, kuriems rūpi ir kurie apie šį standartą jau yra girdėję ir svarsto, ar verta diegtis jį savo organizacijose. Tai savo pranešimu pabandysiu įtikinti jūs tai daryti ir ryžtis šiam žingsniui. Ir kalbėdama pasidalinsiu savo gerąją praktiką, kaip Edvinas ir minėjo, visiškai nesenai esame praėję Žanetos minėtus etapus ir kad būtų paprasčiau įsivaizduoti, kiek mūsų organizacijos patirtis gali būti naudinga jūsų organizacijai. Tiesiog keletą minučių jūsų dėmesio pristatysiu mūsų organizaciją. Taigi esame viešoji įstaiga CPO LT, kuri veikia nacionaliniu lygmeniu, centrinė perkančioji organizacija, veikianti daugiau nei 10 metų. Turime vieną buveinę ir esame 108 profesionalų komanda. Mūsų įstaigoje įdiegti kokybės vadybos, aplinkosaugos. Na ir šiandienos mūsų pagrindinė tema tai yra antikorupcinės vadybos sistemos. Veiklos sritis, kuriuose diegiame, tai yra pagrindinės mūsų veiklos sritis, kuriuose diegiame šį ISO standartą, tai yra CPO LT elektroninio katalogo valdymas ir administravimas, tai yra elektroninės parduotuvės principų veikianti informacinė sistema, kurioje visos Lietuvos perkančiosios organizacijos gali greitai, efektyviai ir skaidriai vykdyti viešuosius pirkimus ir apie 1800 tiekėjų gali teikti savo prekes, paslaugas ir darbus daugiau nei 90 centralizuotų objektų, tokių kaip maistas, vaistai, rangos darbai ir kitos. Viešųjų pirkimų prasme mūsų indėlis yra, kad mūsų kataloge įvyko virš milijardo eurų viešųjų pirkimų vertės, kas yra apie 14% visos Lietuvos viešųjų pirkimų vertės. Kita veikla tai yra pirkimų pagal pavedimą vykdymas kitų organizacijų vardu. 82 organizacijos patikėjo mums vieną ir visas savo pirkimo procedūras. Ir jei Lietuvoje tenka matyti atnaujintus daugiabučius namus, labai tikėtina, kad jų modernizavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos yra įsigyti mūsų valdomame elektroninių pirkimų centre platformoje. Tai šitos veiklos kurios yra mūsų organizacijoje sertifikuotos ir CPO LT tik skaidrūs viešieji pirkimai. Tai yra mūsų šūkis, mūsų tikslas ir misija ir nors korupcijos prevencijos priemonės CPO LT visada buvo įgyvendinamos labai nuosekliai, joms buvo skiriamas labai didelis dėmesys, bet aišku, kad tapti lyderiais, keisti pačią sistemą ir siekti, kad Lietuvoje būtų vykdomi viešieji pirkimai skaidrūs, abejonių nekilo, kad turėtume įsidiegti šį vadybos sistemą, kadangi tikime, kad šio standarto įgyvendinimas jisai veikia nelabai vienkryptiškai, tai yra tik tai, kad tai yra korupcijos prevencijos priemonės, bet jisai dengia visą organizacijos veiklos struktūrą ir to dėka yra paprasčiau identifikuoti ir valdyti galimas korupcijos rizikas organizacijos veikloje. ISO šeimos standartai. Kaip žinia, antikorupcinės vadybos sistemos standartas ISO 37001 gali būti diegiamas su visais 1000-aisiais ISO šeimos standartais. Mūsų patirtis yra tokia, kad 2020 metais mes įsigijome kokybės vadybos sistemos diegimo konsultavimo paslaugas iš išorės tiekėjo ir turėjome galimybę tiesiog būti edukuojami išorės tiekėjo, kas yra standartas, kaip jis yra įgyvendinimas, kaip skaityti ir traktuoti standarto tekstą, kokie akcentai yra pagrindiniai, kaip identifikuoti rizikas, jas vertinti,
kokios priemonės rizikų valdymui yra pačios efektyviausios. Buvome apmokyti tiek visos organizacijos imtimi, tiek tikslinėse grupėse, buvo mokomi mūsų auditoriai vidaus, kaip rengtis klausimynus, vykdyti vidinius auditus ir organizacijos procesų prasme gavome pagalbą struktūrizuojant ir išsigryninant pagrindinės savo vykdomas veiklas. Sėkmingai sertifikavę šį standartą, natūralu, kad priėmėme sprendimą nedelsti, turint gerąją praktiką ir antikorupcinės vadybos sistemą savo organizacijoje įsidiegti savarankiškai. Tuo tikslu išskyriau pagrindinius akcentus, kurie man regis yra svarbiausi visoje šitoj kelioniai, tai yra lyderystė. To reikalauja ir pats standartas, tai yra aukščiausios vadovybės įsipareigojimo ir lyderystės pozicionavimo, skiepijimo, kad organizacijai tai yra svarbu ir padedant organizacijai visumoje matyti standarto įgyvendinimą sistemiškai visose procesuose. Tai mūsų vadovė išreiškus tokią lyderystę, standarto įdiegimo procesas buvo numatytas mūsų veiklos plane. Ir prie efektyvumo priemonių ir prie korupcijos priemonių įgyvendinimo ir pradėjome šį darbą planuotis. Tai pirmiausia, aišku, kad tai yra projekto savininkiškumo klausimas. Tikiu, kad skirtingose organizacijose jis gali būti sprendžiamas labai skirtingai, jeigu yra atsakingi padaliniai, tai tokiu atveju pavedama jiems. Mes nesam didelė organizacija ir projekto, tai yra aš standarto diegimą traktuoju kaip projektinę veiklą, prisėmiau aš pati ir organizavau standarto diegimo kelionę mūsų organizacijoje. Tai ar gali vienas žmogus įdiegti vieną standartą, tai šį standartą, tai greičiausiai atsakymas būtų, kad taip, bet būtų labai sudėtinga arba tai turėtų būti labai maža organizacija. Iš esmės tai yra komandinis darbas ir tikslas įtraukti į šį procesą visą organizaciją, kadangi svarbu, kad nebūtų standartas formaliai organizacijoje įdiegtas, o kad jis realiai veiktų. Taip pat laikas, mes turėjome pakankamai laiko, protingai jį planavomės ir iniciatyvą išreiškė metų pradžioje, metų pabaigoje mes jau vertinamosios analizės susirinkimo metu visa organizacija, vadovybė ir procesų šeimininkai nusprendėme, kad mes jau esame įsidiegę antikorupcinės vadybos sistemos standartą savo organizacijoje. Ir kalbant apie rezultatą, standarto įsidiegimas jau yra rezultatas. Reiškia, jūs vertinate, jūs manote, kad jūsų tikslas, vienas iš tikslų yra pasiektas, standarto įgyvendinimas organizacijos sisteminiu požiūriu. Aišku, kyla klausimas, kokio rezultato jūs siekiate. Jeigu vis dėlto jūs galvojate apie sertifikato gavimą, tai turėtų būti planuojamas išorės auditas, apie tai pašnekėsiu kiek vėliau. Taip pat kompetencijas išskiria ir visi standartai, jie reikalauja, kad būtų telkiamos kompetencijos tos, kurios gebės įgyvendinti standarto procesus ir taip pat kompetencijos yra tokios, kurios turi išmanyti standarto objektą. Aš pati įsivaizduoju standartą kaip stuburą tiesinį, kuriame yra pasikartojantis skyriai su reglamentuojančiai standarto įgyvendinimo eigą irgi pats objektas, ar tai būtų antikorupcija, ar tai būtų kokybė, ar kitas standarto objektas apibrėžia jau patį standarto įgyvendinimo objektą jūsų organizacijoje. Viešinimas, tai šio standarto imtyje didelis dėmesys yra skiriamas tiek vidiniai komunikacijai, tiek ir išoriniai komunikacijai ir mes taip pat esame nusibraižę ir atskirus procesus ir viešinimo struktūrą esame apsirašę antikorupcinėme plane. Ir palaikymas. Tai taip pat labai svarbu, kad organizacija įsipareigotų ne tik pasiekti sertifikavimo etapą, bet taip pat reikia suprasti tai, kad jau įsidiegus standartą, jisai reikalauja priežiūros ir
jeigu jau vadovybė išreiškė lyderystę tokį standartą turėti, turi būti planuojami laiko, žmogiškieji ir finansiniai kaštai šio standarto palaikymui. Bendrieji vadybos sistemų dokumentai, tai kaip minėjau, mūsų organizacijoje buvo diegiamas antikorupcinės vadybos sistemos standartas, unifikuojant jį su kokybės vadybos standartu. Tai aš asmeniškai išskyriau šiuos dokumentus, tai yra sąrašas dokumentų, kurie apibrėžia standarto įgyvendinimo procedūrą ir jie gali būti unifikuojami, bent jau yra unifikuoti mūsų organizacijoje. Tai jums stipriai paprastina standarto įgyvendinimą. Arba jeigu diegsite SISO standartą 37001 kaip pirmąjį standartą, tai bus tikrai pagrindas jau diegtis ir kitus mano minėtus standartus. Apie tai kalba ir pats standartas, kad jis gali veikti draugė su kitais standartais. Ir išskyriau atskirus dokumentus, kurie tiesiogiai ir yra susiję su pačiu objektu, tai yra šiuo atveju mūsų kalbamo antikorupcinė vadyba. Tai tikslai, kokius jūs sau keliatės, planas, kaip jūs sieksite tikslų, kuriuos jūs nusimatėte, rodikliai, tai kaip stebėsite, kaip atliksite gerinimo vertinimą, ar ne, ir rizikos jų valdymo planai. Rizikos be abejo labai tiesiogiai siejasi jau ir su korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimu ir su vidaus kontrolės sistema, bet visgi jau vertinant rizikas bendrai reikia būtinai galvoti apie standarto objektą, kurį jūs diegiatės. Tikiu, kad kai kurios organizacijos gali būti ir apjungusios šios dokumentus, na, tiesiog man taip regis atrodo yra paprasčiau. Veiklos sritys, kuriuose standartas yra diegiamas ir kurioms būtinai reikia skirti dėmesį ir atlikti situacijos analizę, vertinant tai, ar visos standarto nuostatos šiose srityse yra įgyvendintos ir ar nepalikę esame galimų korupcijai atsirasti terpės. Tai galbūt iš svarbesnių yra tokių, kad ISO 37001 apima finansų kontrolę, ko tarkime neapima 9001, personalo atranka. Tai mūsų institucijos atveju labai daug kas jau buvo reglamentuota, kaip minėjau, mes ir uolus korupcijos prevencijos priemonių įgyvendintojai buvom, tai atrodė, kad tikrai labai dideli namų darbai yra padaryti. Visgi darbą organizavau taip, kad studijavom standarto dokumentą, tikrai rekomenduoju jį įsigyti, su juo susipažinti. Standartas skaitomas pakankamai lengvai ir tuomet jau sistemingai žiūrėti į veiklos sritis, tai yra kokie vidaus dokumentai ir kokie procesai reglamentuoja jūsų organizacijoje šias veiklos sritis, vertinti, atlikti tą tokį lyginamąjį darbą, ar viskas yra aprašyta ir ar negalite kažko padaryti daugiau. Tai mes tiesiog organizavome atskirus susitikimus su atsakingais procesų šeimininkais, su atsakingais veiklos žmonėmis ir tiesiog lyginamosios analizės principų vertinom ir didžioji dauguma šių dokumentų buvo visi tobulinami būtent šio vadybos 37001 nuostatų pagrindu, kad ieškojome, ką galime padaryti geriau. Dokumentų valdymas, tai yra ar užtikrinamas 4 akių principas, ar užtikrinamas informacijos konfidencialumas, ar esate apsirašę, kas ir prie kokių dokumentų gali prieiti, mokymai, tai šio standarto imtyje labai didelis dėmesys yra skiriamas antikorupcinio sąmoningumo didinimui ir taip pat mokymų planavimui, tikslinių mokymų identifikavimui korupcijos prevencijos srityje ir edukavimui personalo, jo drąsinimui, jo įgalinimui, kad jis suvoktų kiekvienas darbuotojas savo reikšmę ir kaip pilietis, ir kaip institucijos atstovas, ir korupcijos prevencijai tiesiog skirtų maksimalų dėmesį savo kasdienės veiklos procese. Tai mes sudomint savo darbuotojus iš tiesų telkiamės pačias įvairiausias priemonės ir mokymus, ir
vienalapius rengiam ir video medžiagą, tokius filmukus filmuojam. Jeigu pritrūksit idėjų, tai kviečiu apsilankyti mūsų interneto puslapį korupcijos prevencijos ar pranešėjų apsaugos skiltyje. Gal rasite kažką tai įdomaus, ką galėsite panaudoti savo organizacijos viduje. Vidaus kontrolė, tai man regis apskritai visos vadybos sistemos, kokios jos bebūtų įdiegtos organizacijoje, tai yra tam tikri standartai, nuostatos, kurie sistemina konkretų veiklos įgyvendinimą ir vadybos sistemos labai tiesiogiai koreliuoja su vidaus kontrolė. Turint aktyvią vidaus kontrolę, atliekant jos stebėseną, tikrai nėra sunku lygiagrečiai įgyvendinti vadybos sistemas ir vienareikšmiškai turint didelį dėmesį skiriant vadybos sistemoms, vidaus kontrolės priežiūros funkcija yra vykdyti stipriai paprasčiau. Dovanų politika, kaip minėjau, tikrai labai daug ką turėjome ir galėjome paprasčiausiai persižiūrėti, pasilyginti ir įvertinti, ką galime padaryti geriau. Antikorupciniai įsipareigojimai, tai yra veiklos partneriai, ar ne, mūsų, tai šiuo atveju tai yra tiekėjai ir perkančiosios organizacijos. Mes ne tik išreiškėme lyderystę, veikti skaidriai, tačiau šitą lūkestį išreiškėme ir savo veiklos partneriams, pasipildėme sandorius, standartinės sutarčių formas, kur nurodėme, kad reikalaujame ir iš jų lygiai to paties, ypač santykiuose kylančiuose iš mūsų veiklų. Tai ir taip pat didelį dėmesį skiriam šio antikorupcinio vadybos sistemos standarto išoriniai komunikacijai. Mes periodiškai primename, akcentuojame, klausiame ir norime įsitikinti, kad standartas mūsų organizacijoje veikia. Ir, kaip minėjau, vienas iš standarto diegimo rezultatų gali būti tai, kad jūs jau atlikę visus standarto diegimo procesus, įsivertinę situaciją, įsitikinę, kad visos nuostatos jūsų manymu organizacijoje standarto imtyje 37001 įdiegtos yra tinkamai, atlikote vidaus auditus, nustatėte neatitiktis, jas patikslinote, pagal vertinamosios analizės procedūras parengėte medžiagas, organizavote vadovybės ir procesų vadovų susitikimą, kurio metu pareiškėte, kad mes manome, kad mūsų organizacija yra pasiruošusi priimti sprendimą, kad vadybos sistema organizacijoje yra įdiegta ir jeigu prieštaraujančių nėra, sistema organizacijoje yra įdiegiama, priimamas toks sprendimas ir tai jau yra žinutė, kad jūs save vertinat, jūs įdėjot įdirbį ir jūs pasiekėt rezultatą. Visgi, aišku, visą laiką norisi įsitikinti, ar tu tikrai toks šaunus ir ar tavo darbas padarytas tinkamai ir mūsų atveju mes diegiame standartą, kaip minėjau, savarankiškai, kad ir turėdami jau tam įdirbį, bet traktavimas standarto, nuostatų įgyvendinimas, mes norėjome patvirtinimo, kad tikrai yra viskas gerai, juolab ir šio audito tikėjomės kaip tokio nešališko vertinimo, kad tikrai ką galėjome padarėme ir nusprendėme, kad visgi sertifikatas mums yra reikalingas. Tai čia norėčiau stabtelti, kadangi pati vykdžiau rinkos analizę ir aiškinausi, kaip yra su tais sertifikatais, tai žinia yra tokia, kad Lietuvos akreditacijos biuras nekredituoja auditorių būtent ISO 37001 auditui. Tai reiškia, kad norint gauti akredituoto auditoriaus išvadą, sertifikatą, jūs turėtumėte tartis, įsigyti paslaugą dėl tokio auditoriaus atgabenimo į jūsų organizaciją, kad jis tą auditą atliktų. Tai kainos yra didelės, kadangi įsiskaičiuoja ne tik pati akredituoto auditoriaus paslauga, bet taip pat ir skaičiuojasi auditoriaus kelionės išlaidos, auditoriaus apgyvendinimo išlaidos, vertėjo kaštai ir auditas trunka pirminis ne 1-2 dienas, tai gali būti ir tam tikras laiko intervalas.
Tai kainos yra nemažos, siekiant sužinoti galutinę kainą, tai tiesiog reikia pildyti tokį klausimyną, kurio struktūra visa atitinka mano antroji skaidriai rodyta informacija, tai yra bendra apžvalga apie jūsų organizaciją, kiek yra darbuotojų, kokios vadybos sistemos įdiegtos, kiek turite veiklos filialų, būstinių, kur veikla vyksta, na, žodžiu, tokia bendra jūsų charakteristika organizacijos, kad būtų galima vertinti, kiek tokia audito paslauga galėtų kainuoti, plus visi kaštai, kuriuos prieš tai minėjau. Tai mes nusprendėme įsigyti akredituotos audito bendrovės auditą ir auditas iš tiesų buvo rimtas, 2 dienų auditas su iš anksto suderinta programa. Pirminio audito metu visada yra pasirenkama daugiau sričių, temų, kurios yra audituojamos, paskesniuose audituose jau tiesiog atsižvelgiama į prieš tai buvusio audito rezultatus, išvadas ir pasirenkamos paprastai kitos temos, arba jeigu buvo nustatyta netitikčių, galbūt ir tos pačios. 2 dienų auditas, pirmojos dienos metu dalyvavo 2 auditoriai, po kurio laiko, berods po savaitės, atvyko jau 3 auditorių komanda į mūsų biurą ir buvo bendraujama interviu būdu, buvo prašoma pateikti įrodančius dokumentus, procesus, kaip Žaneta ir minėjo, pirmiausia, tai yra rizikas, kaip mes jas vertinom, kaip identifikavom, ar buvo korupcinių atvejų. Na, žodžiu, iš tiesų žiūrima labai plečiamai visos institucijos veiklos imtyje. Ir bendraujama tiek su aukščiausia vadovybė, su procesų šeimininkais, su padalinių vadovais. Tai lygiagretūs susitikimai, interviu ir tikrai garbė. Ir mes džiaugiamės, kad šį sertifikatą gavome iš pirmo karto. Gavome ir rekomendacijų, kurias tikrai įgyvendinsime einamųjų audito eigoje ir ruošimės jiems ir sieksime išlaikyti pasiektą lygį diegiant šį standartą. Tai turbūt, kad visi klausantieji turi klausimą. Tai ar vertėjo ir ką tai davė? Tai CPOLT nuolat jau apie 6 metus ir kasmet teiraujasi savo veiklos klientų, tai yra tiekėjų, perkančių organizacijų ir CPOLT darbuotojų, kaip jie vertina mūsų veiklą. Ar jie mano, kad mūsų veikla yra skaidri ir patikima? Pernai metais sulaukėme 7602 respondentų atsiliepimus ir 97% jų mano, kad taip, mūsų veikla yra skaidri ir patikima. Mums tai reiškia labai daug, mums tai yra labai aukšta kartelė, kurią mes pasiekėme ir turime tikslą išlaikyti. Ar tai yra dėka šio standarto pasakyti sunku, greičiausiai, kad tai yra visuma priemonių įgyvendintų organizacijoje. Mes reiškėme lyderystę, labai tikime pakeisti visą sistemą ir jeigu dvejojate ir turite klausimų, ar diegtis šią sistemą savo organizacijoje, tai aš be abejo galiu tik tai palaikyti ir tikėtis, kad tokių standartus įsidiegusių organizacijų bus vis daugiau. Kadangi visas pokytis prasideda nuo mūsų pačių ir skaidrumas nėra savaime vertybė, į ją reikia investuoti ir laiko, ir žmogiškojo faktoriaus, na, šiuo atveju audituojant ir finansų. Tai ačiū labai už dėmesį. Jeigu manysite, kad mano patirtis jums gali būti naudinga, kadangi esu Skaidrumo akademijos mentorė, maloniai kviečiu kreiptis ir jeigu galėsiu, savo patirtimi pasidalinsiu ir į klausimus atsakysiu. Dėkoju. Ačiū, Vaida. Super pristatymas. Pasidalinta visiškai šviežia patirtimi apie ISO standartų diegimą. Ir taip pat labai ačiū už pagarsintą kvietimą kreiptis į Jūs, kad jeigu kiltų kokių klausimų, kad Jūs tikrai atvira atsakyti į juos. Tai yra būtent tai, kas yra Skaidrumo akademija, tai yra būtent gerųjų patirčių dalinimasis, tai yra žinių dalinimasis, tai labai dėkui už tai. Ir dabar noriu pakviesti paskutinį šios dienos pranešėją,
įmonės oro navigacija saugumo skyriaus vadovą Žygimantą Jakonį. Kol jisai ruošiasi, dar kartą noriu paraginti, naudotis susirašinėjimo langu ir užduoti jums rūpimus klausimus, kuriuos pagarsinsime jau po šio pranešimo. Taigi, Žygimantai, žodis jums. Labą dieną. Matote skaidrės? Taip. Gerai, tai Žygimantas Jakonis, esu saugumo skyriaus vadovas ir antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas. Tai gal trumpai tada pristatysiu, kas tai yra oro navigacija, kad įsivaizduotumėte. Tai mes teikiame oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugas visoje Lietuvoje. Tai taip pat virš teritorinių šalies vandenų ir Baltijos jūros erdvėje. Taip pat dar atliekame aeronautikos gelbėjimo ir paieškos darbus, jeigu prireikia. Tai veikiame visuose 4 tarptautiniuose oro uostuose Vilniuje, Vilnius, Kaunas, Palanga ir taip pat užtikriname oro policijos misiją Šiaulių karinėje oro pajėgų bazėje. Tai jeigu atvažiuojate į oro uostą, tai pats aukščiausias pastatas tiek Vilniuje, tiek Kauno oro uoste, jeigu matytume, taip vadinami yra bokštai, tai sėdi tenai mūsų vedliai, skrydžių vadovai, kurie kiekvieną dieną tai pasitinka, išleidžia lėktuvus ir veda juos tranzitu tai per Lietuvą. Tai turime visoje Lietuvoje įsidėstę navigacinius objektus, jų turime daugiau kaip 50 ir apima visus šalies regionus. Net įsitikinęs, jūs kartais, jeigu važiuojate keliu ir pamatysite kažkokias tai ar antenas, arba kažkokius bokštelius, tai gali būti vienas iš navigacijos objektų, į kurio pagalbą irgi yra teikiamas tos paslaugos ir suteikiama pagalba orlaiviams praskristi saugiai Lietuvos erdvę arba nutūpti mūsų oro uostuose. Tai dabar apie standartą. Tai jau Žaneta ir Vaida jau labai puikiai pristatė šitą standartą. Tai pasidalinsiu savo patirtimi, kokia patirtis buvo oro navigacijos. Kokia patirtis oro navigacijos. Tai ko čia? Strigo mano skaidrės. Diegimo pradžia. Tai pradžia buvo, aišku, baltas lapas. 16 metais atsiranda ISO 37001 tarptautinis standartas, ir kuris yra, aišku, pagrįstas antikorupcinės vadybos sistema bei jos veikimas organizacijoje. 17 metais šį tarptautinį standartas yra adaptuojamas jau Lietuvoje ir standartizacijos departamente įvyksta pristatymas. Tai ką Žaneta pristatė, tai man toksai yra dežavu, kas vyko 17 metais pristatymas standartizacijos departamente, kur buvo nuostabus lektorius, ir po šitos paskaitos buvome kartu su kolegė teisininkė iš oro navigacijos. Mes jau pabaigoje pristatymo priėmėm sprendimą, kad siūlysime vadovybei įsigyti ir įdiegti šitą standartą. Tai taip ir padarėme, kol atvykome iš standartizacijos departamento, jau apsitarėme, kaip mes pristatysime vadovybei ir kad diegsime šitą standartą. Kodėl? Todėl, kad, kaip ir sakau, baltas lapas, tuo metu 17 metai, 16 metų pabaiga, tikrai buvo tokia prasta įstatyminė bazė, trūko priežiūros ir tokių patariamojo gal balso, ir visos šitos iniciatyvos, galima sakyti, kad pradžia kova su korupcija, tai pavadinčiau, buvo 17 metai. Tai 17 metais mes pradėjome diegti šitą standartą ir 18 metais įdiegėme korupcijos vadybos sistemą savo organizacijoje. Tai
ko? Tai prisidėjome, aišku, prie tarptautinių įsipareigojimų stiprinimo Lietuvoje ir kas svarbiausia, tai buvo Susisiekimo ministerijos siekio stiprinti korupcijos prevencijos sritį šitoj. Tai pradžia buvo 18 metai ir 19 metais jau mes savo sistemą sertifikuojame. Tais pačiais metais gavome, buvo mums įteiktas antikorupcinių priemonių lyderio apdovanojimas kaip už priemonių diegimą. Tai dabar kokios buvo pasirinkimo dilemos, kai pradėjome kurti sistemą. Tai buvo 3. Nieko nesiekti, keisti dalinai ir keičiame pilnai. Tai buvo iš tikrųjų su vadovybė didelė diskusija, nes teisės aktai ir nereikalavo įsidiegti šitos sistemos. Tai buvo pirmas klausimas toksai, kam mums to reikia? Teisės aktai reikalauja, nereikalauja. Tai kodėl mes turėtume eiti tokia apimtim ir dar su savim apsikrauti. Bet tuometinis generalinis direktorius pasakė, kad taip, einame ir bandome įsidiegti šitą sistemą. Tai, kaip ir minėjau, 18 metai įsidiegėm antikorupcijos vadybos sistemą. Visas sistemos procesas užtruko mums kažkur tai apie 1,5 metų iki sertifikavimo. 19 metais sertifikuojamės. Tai praktiniai kokie aspektai, su kuo mes susidūrėme. Pirma, svarstėme, kaip sistemą įkurti. Ar kurti sistemą kaip atskirą dokumentuotą sistemą, ar integruotis į mūsų turimą vadybos sistemą ISO 9001. Pirmu keliu mes nuėjome, kad kūrėme kaip nepriklausomą sistemą, nes ISO kokybės vadybos sistemos vadybininkai nenorėjo sujaukti tos sistemos, sako, mes jau turime savo integruotą sistemą ir nenorėtume jos keisti. Bet tai buvo irgi klaidingas kelias, svarstyklės vėliau nulėmė taip, kad mes vis dėlto nuėjome tuo keliu ir integravomės į ISO 9001, ką jau ir minėjo Vaida, taigi kiekvieną sistemą iš tikrųjų galimas integravimas, nes daug palengvina procesų, nes procesai kiekvienos sistemos iš tikrųjų yra kartojasi ir jų nereikėtų atkartoti diegiant irgi šitą sistemą. Tai diegimo procesas, tai apie jį jau tada nekalbėsiu, nesustosiu. Tai diegimo procesą puikiai pristatė Žaneta, tai visus tos procesus mes irgi praėjome nuo iki auditavimo. Tai ką mes turime čia dabar? Tai kai pradėjome savo sistemą, kaip ir, nežinau, ar gerai matosi, integravome savo sistemą į kokybės vadybos sistemą. Tai pradėjome su 4 procedūromis. Aišku, tai buvo ir politikos sukūrimas, rizikų vertinimas, monitoringas, stebėsena ir lygiai taip pat dokumentus integravom į savo kokybės vadybos sistemą. Tai šiuo metu, ką mes turime, tai yra tobulintinas procesas, kaip ir sako, ratas sukosi ir procesas turi tobulėti. Tai atsirado dovanų politika, darbuotojų elgesio kodeksas, tiekėjų elgesio kodeksas. Taip pat su šita sistema ir tobulėjo kokybės vadybos sistema. Tai atsirado irgi pirkimo dokumentų procesas, labai svarbi sritis, kurioje matėme rizikas, auditavimo procesas ir procesų valdymo procedūra. Tai kaip jūs matote, tai tobulėja viskas, ne tik šita irgi sistema. Į ką turėtumėte atkreipti dėmesį ir ką svarstytinas diegiant sistemą. Tai visų pirma, diegiant sistemą, ar jums reikia, sprendžiamas klausimas sistemos, ar nereikia. Tai reikia įsivertinti organizacijos brandą, požiūrį į korupciją. Tai kokia yra branda. Jeigu tai nedidelė organizacija ir visi sutinka, nėra sutrikimo, vienas kitam padeda, bendradarbiauja, tai jūs tada galėtumėte spręsti, ar reikia sertifikuotis ar ne. Bet
įdiegti šitą procesą vis dėlto rekomenduojama. Įsivertinkite laiko resursus ir žmogiškuosius resursus. Mes sistemą diegiame 3 žmonės. Pradžioje buvo 2, dar paskiau vėliau prie komandos prisijungė dar 1 žmogus. Tai visą procesą darėme 3 žmonės. Kaštai, atskleidžiu kaštus, kas 3 metus irgi sistemos sertifikavimui, ką ir minėjo Vaida, kaštai yra dideli. Tai yra nuo 15 iki 25 tūkstančių eurų. Tai šitie skaičiai paimti iš mūsų viešojo pirkimo apklausų ir tokie gali būti rėžiai. Taip, toliau į ką atkreipti dėmesį, ką sakė akreditacija. Tai Lietuvoje nesuradome tuo metu nei vieno akredituoto tiekėjo ir tiekėjai buvo iš užsienio. Tai buvo keli tiekėjai, buvo net iš Brazilijos, Bulgarijos ir iš Italijos. Ir kaip bebūtų paradoksalu, tai vis tiek laimėjo italai, tai atvažiavo 3 auditoriai pirmą kartą, kai sertifikavo, ir vienas iš jų buvo iš Neapolio, vienas buvo prancūzas ir atvažiavo iš akredituotos tos organizacijos, mūsų akreditavo. Auditas vyko 3 dienas pirminis ir paskiau kas kiekvieni metai vyksta tokie jau palaikantis auditai. Toliau, ką apsvarstyti. Vienas momentas yra rizikų vertinimas. Tai čia yra labai svarbi sritis. Tai reiktų įsivertinti ir vieną gal iš tikrųjų sunkiausių be kitų procesų, tai yra rizikos vertinimo metodikos pasirinkimas. Mes šiai dienai jau tam rizikos metodiką per tuos 6 metus, kiek turime standartą, keitėme ne vieną kartą. Tai net jau ir šiais metais, kai pervertinimas buvo, jau irgi pakeitėme metodiką, įvedėme dar vieną tokį rodiklį, tai valdomumą, nes valdomumas irgi yra labai svarbus rodiklis ir nuo valdomumo keičiasi rizikos lygiai. Tai įvedus valdomumo rodiklį ženkliai pasimatė, kokią naudą duoda valdomumas ir standartas ir visos procedūros. Tai nuo valdomumo lygio irgi priklauso atitinkamai bendras korupcijos lygis. Toliau, kodėl verta įsidiegti standartą? Ką gali padėti? Tai kaip ir sako, tai aišku didina korupcijos atsparumą, išvengti irgi korupcijai. Ir kas yra svarbiausia, įdėjau, paraudoninau, tai yra korupcijos prevencijos kultūros skatinimas. Nes turime, jeigu standartą, turime sistemą, tai privalomai vadovybė ir valdyba tave išgirs. Kiek mes dabar turime standartą, taip 6 metai, tai per tą laikotarpį tai jau bus 4. generalinis direktorius. Ir vadovas jau ateina į sukurtą sistemą. Ir jisai jau tampa tos sistemos dalis, nori ar nenori. Tai jisai gali tik tai sistemą palaikyti, ją kažką tai atnaujinti, taip įnešti savo kažkokią tai naudą ir pastebėjimus. Bet jisai privalomai bus tos sistemos dalis. Jeigu mes norime kalbėti, aišku, tave išgirs. Kodėl, kaip ir minėjo, tai standartas yra privalomai atsiskaitimas vadovybei ir valdybai. Mūsų šiandieniniai situacijai, taip oro navigacijai ir susisiekimo sektoriai, tai labai yra didelis dėmesys skiriamas ir iš steigėjo, ir iš valdybos. Taip sakysiu, kad šitos naujos kadencijos valdybos yra tikrai didesnis yra dėmesys ir sulaukiame ir turime atsiskaityti net kas ketvirtį eiti valdybą ir pristatinėti savo rizikas, problematikas, kokie yra santykiai su vadovybė, ar nėra problemų. Tai priežiūra iš tikrųjų yra labai didelė. Toliau vyksta auditai, ką ir minėjo. Ir per auditus įtraukiama visa organizacija, visos sritys. Tai neliks nei vieno darbuotojo arba nei vienos srities, kuri neįsitrauks į šitą visą procesą. Tai ir pirkimai, personalas, finansai, auditai, mokymai, tie patys tropūs patikrinimai.
kadangi mes vykdome veiklą visoje Lietuvoje, tai Vilnius, Kaunas, Palanga, tai auditoriai lankosi ir padaliniuose. Tai lieka nenuskriausti net ir tie darbuotojai, kurie dirba ir kituose padaliniuose. Tai ne tik pagrindiniai būstiniai vyksta auditas, bet vyksta ir dar kituose padaliniuose. Kalbama su darbuotojais. Auditoriai prašo pateikti įrodymus kaip dokumentus. Jeigu vykdomas yra viešųjų pirkimų procesas, tai žiūri, kaip įvykdomas viešųjų pirkimų procesas, vykdoma sutarčių kontrolė, kaip yra priimamos sutartys ar laiku, kiek žmonių pasirašė. Ir pasirinktinai pasiima kažkokį tai procesą ir jį patikrina ir kalba būtent su to proceso arba atsakingu asmeniu. Tai gali būti ir pirkimo organizatorius, iniciatorius. Tai reiškia, į visą procesą įsitraukia visi žmonės. Tai nebus taip, kad jeigu yra priskiriama ta funkcija kažkokiam tai darbuotojui, tai kad jisai vienas ir lieka su šita funkcija ir turi vežti visą krūvį. Kas yra priemonė, tai kadangi visos privalomos priemonės turi būti įgyvendinamos, aišku, vėliau įsiugdo įprotis ir darbuotojai jau savaime kelia tokius klausimus, sąmoningumo klausimus. Na, tai kaip pavyzdys yra dėl dovanų. Čia visai nesenai buvo atvejis, mūsų darbuotojai išvyko gamykliniam bandymams į užsienį ir tikrai sulaukėme malonaus tokio laiško, tai buvo staigmena iš tiekėjo, kuris mūsų atsiklausė, ar neprieštaraus organizacija, jeigu mes su jūsų darbuotojais nueisime pavakarieniauti. Tai reiškia, ar neprieštaraus tai politikai, mūsų antikorupciniai politikai. Ir mūsų darbuotojai taip pat užklausė, ar gerai mes galime nueiti pavakarieniauti kartu su tiekėju. Tai buvo klausimas, ar jūs užbaigėte savo bandymus gamyklinius. Taip, užbaigėm, viskas pasirašyta, gerai, jūs eikit vakarieniaukite, būkite kartu su tiekėju. Kodėl? Nenorėjom drausminti, priėmėm tokį sprendimą, kad žmonės pasisakė, tai būtų irgi kaip skatinamoji priemonė, jie nenuslėpė tokių dalykų. Tai visa šita sistema irgi veikia. Kas yra dar gerai, kad kiekvienam pirkimui mes esame įdėję sąlygas, kad visi tiekėjai turi privalomai susipažinti su tiekėjų garbės kodeksu ir laikytis antikorupcinės vadybos sistemos. Ir sutartyse yra įtraukiama, kad jeigu pažeidžia antikorupcinę sistemą, tai viena iš sąlygų nutraukti sutartį gali būti būtent antikorupcinės sistemos pažeidimai. Kaip iš sąlygų nutraukti sutartį. Tai tokie... Taip. Toliau. Kuo mes patapome? Praėję visą šitą kelią. Tai 16 metai, tai mes buvom tikrai tokie skeletai, kurie neturėjom nei akių, nei ausų, negalėjome kalbėti. Tai įdiegus, net pradėjus diegti pasitikėjimo liniją, ką sakydavo, kad ta pasitikėjimo linija, tai buvo tokia nuostata, kad tai yra skundimas. Taip. Tai mes jau šitą tikrai išgyvendinome ir tai yra neskundimas. Ir žmonės nebijo kalbėti ir žmonės šneka. Per pasitikėjimo liniją, tai kai pradėjome nuo 17 metų, 18 metai, turėdavome po 1-2 pranešimus, užpernai jau turėjome 11 pranešimų, pernai 9 pranešimus. Tai skaitome, kad tai yra gerai ir žmonės nebijo šnekėti. Ir tuos pranešimus siunčia. Tai šiai dienai mūsų organizacija turi, galiu drąsiai pasakyti, kad mes turime akis, ausis ir burną. Ir mes tikrai šnekame ir nebijome šnekėti. Tai tokios yra mūsų patirtis. Kas gerai mūsų susisiekimo sektoriuje, tai pasakysiu dar, kas yra priimtina ir ką padeda, taip, yra Skaidrumo akademija, ačiū, jie tikrai labai padeda, bet susisiekimo sektoriuje mes dar turime tokią kaip savo vidinę Skaidrumo akademiją. Tai reiškia, mes kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį visi renkamės arba gyvai, arba nuotoliniu būdu. Taip, ir dalinamės visomis šitomis problemomis, keliame klausimus, dalinamės irgi savo opiomis problemomis. Tai ačiū, kad mus iš tikrųjų subūrė tam.
irgi patarėjas atsakingas už korupcijos prevenciją ir iš jo jaučiame tikrai labai didelę pagalbą. Tai ačiū ir Skaidrumo akademijai ir jeigu bus kokius klausimų, pasiruošęs atsakyti. Ačiū Žygimantai, ačiū už prezentaciją ir už komplimentus Skaidrumo akademijai. Na kągi, tai buvo paskutinioji šios dienos prezentacija. Dabar, kaip ir minėjau, metas klausimams, atsakymams. Tai jeigu žiūrovai turite kokių nors klausimų, bet kuriam iš šios dienos pranešėjų, tai kelkit ranką, būkit drąsūs ir klauskit, nes tikrai dabar yra puikia galimybė juos užduoti. Kas gal mažiau drąsesni, tai galite rašyti čate, vis dar laiko tam turime. Na ir štai, turime Astą, kuri pakėlusi ranką, tai Asta, prašau. Taip, labai ačiū už visus pranešimus, labai tikrai įdomu. Man toks praktinis labai klausimas, kai ruošėtės dar prieš auditą, ar pirkot paslaugas pasiruošimui ar ne, nes kiek girdėjau CPO, tai tikrai ne, bet kažkaip kituose neužfiksavau, savarankiškai tą darėt, ar prireikė išorės pagalbos? Tai ačiū už klausimą. Mes darėme viską patys, nepirkom nei konsultacijų, nei diegimo procese išorinio subjekto patys, kaip ir pristatinėjau mūsų viduje sudarytą darbo grupę. Ačiū. Ir dar tada vienas klausimas, kai pasiruošinėjo tam visam auditui, labai daug buvo netitikimų, ta prasme tų netitikčių, tarkim, kas yra, nes iš korupcijos prevencijos įstatymo yra labai daug tų pačių priemonių, kurios yra antikorupcijos standarte ir tas, ką taip pastiprinti reikėjo, ar kažkokias naujas diegtis papildomai? Na, aš atsakysiu tada iš Lietuvos geležinkelių patirties, tai kadangi mes ruošiamės anksčiau negu yra 22 esminės korupcijos prevencijos įstatymo nuostatos pakeitimai, tai tikrai buvo nemažai ir be to ne viskas yra įstatyme. Tai stropus patikrinimas, toks esminis momentas būtų, ko mes dalinai matome dabartinėme korupcijos prevencijos įstatyme. Rizikų valdymo priemonės šiuo metu yra, bet kai mes ruošėmės dar jų, buvo kitoks kontekstas, dabar gerokai stipriau. Toliau aspektas būtų komunikacija, nes pagal korupcijos prevencijos įstatymą labiau akcentuotas sąmoningumas, o komunikacija yra privaloma dalis. Ir vertinamoji analizė, ką sakom, galim pamatyti, kad po korupcijos prevencijos įstatyme tarsi vadovas atsakingas, bet tokio prievalinio veiksmo kaip vertinamoji analizė mūsų įstatymas neapibrėžia. Tai būtent per šituos aspektus tokie būtų esminiai dalykai, ką būtų daugiau negu dabartinis įstatymas. Ačiū tiek Astai už klausimus ir Žanetai už atsakymus. Aš dar tuo pačiu irgi noriu papildyti tą patį klausimą ir Vaidos paklausti, nes minėjote pranešime, kad gavote sertifikavimą, buvote audituoti, bet ir gavote tam tikrų rekomendacijų, kurias reikės įgyvendinti. Tai va čia tas santykis, turbūt ir minėjot, kad iš pirmo karto gavote sertifikatą, viską puikiai išlaikėte. Tai norėjau pasiteirauti iš praktinės pusės, gal žinote, ar būna taip, kad audito metu gaunate tokias kaip kritinės pastabas ar ne, kurios lemia tai, kad jūs sertifikato negaunate ir turite tam tikrus darbus padarytis ir po to audituotis vėl ir gauti sertifikatą, bet yra ir tokios, sakykime, mažesnį svorį turinčios rekomendacijos, kurios neužkerta kelio gauti sertifikatą, bet jas irgi reikia įgyvendinti ir, kaip suprantu, po poros metų, kai vėl bus auditas, jau atsižvelgs į tai, ar jas įgyvendinti.
tai auditas, priežiūros auditas paskesnis jis yra jau kitais metais, tai mūsų atveju šiemet kritinėms netitiktims esant, tai tikrai manau, kad sertifikatas nėra išduodamas, juolab, kad jie ir kada teikia programą ir sąlygose yra aprašyta, kad yra galimybė, reiškia, po pirmo patikrinimo jie suteikia laiko netitiktims pašalinti ir jau netitiktis pašalinus, patikrinus, įsitikinus, kad tikrai dabar jau visas reglamentavimas ar situacijos analizė atitinka standarto reikalavimus, tik tada yra suteikiamas sertifikatas. Tai mes gavome tokių rekomendacijų ir turėjom iš tikrųjų auditui pasibaigus turiningą pokalbį su auditoriais, jie skyrė dėmesį mums ir su direktore turėjom pokalbį, jie tiesiog apžvelgė visą situaciją, kaip jie mato, išskyrė sritis, tokių diskusinių pobūdžių, ką galima būtų padaryti geriau, mes tikrai su visom rekomendacijom sutikom ir tos rekomendacijos, kurios buvo nurodytos būtent audito ataskaitoje, tai buvo detalesnis apsirašymas dėl susirūpinimo reiškimo, taip pat dėl tokios keletą techninių pastebėjimų dėl procedūros pirkimo organizavimo, ką galima būtų padaryti geriau. Tai iš esmės mes jau šiemet, kaip tik dabar visiškai nesenai atlikome rizikų identifikavimo ir jų vertinimo analizę, pasirengėme reikšmingų rizikų planą, tai tas rekomendacijas, kurias mums buvo auditoriai nurodė, jas žinoma visas įsitraukiam, tai nepatenka į reikšmingų rizikų imti pagal mūsų vertinimo metodiką tikimybės ir pasiekmės, bet visgi, kadangi tai yra ataskaitoje nurodytos, tai mes jas įsitraukiam, pasišalinsim ir lauksim grįžtančių auditorių, kad jie įsitikintų, kad mes įgyvendinom tinkamai. Galiu. Tai mes, kai diegiame standartą, tai turėjom 6 rekomendacijas, kritinių neturėjome, tai irgi pergyvenome, kad to 6 bus jau per daug ir gal jau to mūsų jau nesertifikuos, bet jie kaip pasakė, kad tų rekomendacijų gali būti ir daugiau. Tai jie kaip mums atskleidė tokią gal kaip paslaptį, kad jų gali būti jau nuo maks iki 12 jie kažkur tai toleruoja. Iš tikrųjų, bet jeigu nekritinių. Tai kaip ir sakė, tai tos irgi 6, tai buvo irgi tai susirūpinimo kaupimas, labai didelį dėmesį dar kėlė būtent vidaus audito tarnybos auditorių kvalifikacijai. Tai jie irgi labai žiūri, labai kreipia į tai dėmesį. Taip, ir kas dar buvo, tai vadovybinės vertinamosios analizės teikimas vadovybei. Tai reiškia jo pačios ataskaitos turinys ir turinys ataskaitų valdybai. Tai bet irgi per metus ištaisai, nes kai baigia auditą, turi jam pateikti taisymų priemonių planą, kas be ko, taip, ir turi numatyti, kada ištaisyti. Ačiū už komentarus. Ir turime dar vieną pakeltą ranką. Darius Kubilius nori užduoti klausimą. Prašau, Darius. Taip, labą dieną. Ačiū už nuostabų pristatymą visiems pranešėjams. Norėjau pasitikslinti pirmų klausimą, ar teisingai supratau, kad dar nei viena savivalda nėra pasirengus minėto standarto. Ir kitas klausimėlis būtų, o jeigu startuoti su šituo visų projektu, tai nuo pradžių gal būtų kažkoks tai paskiriamas ar priskiriamas mentorius, daleiskim, pagalbai pirminiai, nes tikrai, praskit, projektas ilgas ir procesas, kaip pasakyti, stambus, o kad įdėti tai būtų labai malonu. Tai toks būtų klausimas. Nežinau, ar savivaldai, tai čia kolega irgi vienas dirba savivaldyboje, uždavė klausimą nuomonę, ar reikia savivaldybėje įdiegti tą standartą. Tai atsakymas buvo vienareikšmiškai, kad taip, savivaldybėm reikia įdiegti šitą standartą, nes savivaldybėje vis tiek yra pastovų žmonės, taip, tai tarybas renka žmonės, taip, jos keičiasi, bet pagrindas vis tiek išlieka. Tai kaip ir minėjau, jeigu būtų įdiegtas standartas, tai atėjus irgi nauji tarybos nariai įpultų į tą visą dviratį ir tame rate privalomai turėtų suktis. Tai mano nuomonė, kad tai privalomai taip.
Bet dar nei viena savivalda neturi įsidiegus, taip, teisingai supratau. Negaliu atsakyti, bet manau, kad gal čia Edvinas geriau atsakytų, bet manau, kad ne. Aš irgi, tiesą sakant, nežinau visų duomenų apie savivaldybės, bet kiek teko rengti šitam renginiui, ieškoti pranešėjų, tai nemačiau, nešfiksau, kad kažkuri savivaldybė būtų įsidiegusi į savo standartą. Tai negaliu atsakyti tiesiog jūsų klausimą, bet viešai bent jau neradau tokios informacijos. Taip, tai dėkui už klausimą, dėkui ir už atsakymą į jį. Ar dar bus daugiau? Matau komentaruose klausimų, berods jų nebėra. Buvo vienas klausimas apie finansinę pusę, tai turbūt irgi labai aktualus klausimas, nes sumos yra nemažos. Tai gal irgi tik tai patikslinimui, nes Žaneta minėjo vienus skaičius, Žygimantas kitus skaičius, šiek tiek mažesnius. Tai vat klausimas, nuo ko ta suma susidaro. Čia gal ta didesnė suma priklausoma nuo ir įdiegimas, ir sertifikavimas, ir, sakykime, galbūt tolesnė priežiūra, kaip minėt, kas jinai kainuoja irgi kas 2-3 metus. Tai gal tada irgi trumpai komentarą apie šitas sumas. Aš gal tada pradėsiu, tai suma, mes irgi atlikom rinkos tyrimą ir domėjomės keletą variantų, tai suma priklauso pirmiausia nuo organizacijos dydžio ir nuo veiklų. Kadangi mes esam ne tik dideli, o labai dideli ir veiklų labai daug, mes už tai ir daugiau sumokėjome, tai buvo įvertinta užpildžius klausimyną atitinkamai, kas pasimatė, kokie kriterijai, ką minėjo Vaida, kad koks pobūdis, kiek darbuotojų ir taip toliau, kokia struktūra, kiek jinai sudėtinga, tai reiškia ir atitinkamai sertifikavimo metu reikės daugiau darbų ir laiko prasme daugiau užtruks. Tai todėl ir kaina skirtusi, tarkim, nuo mažesnės įmonės, kuri turi kelis šimtus darbuotojų. Taip, tai ačiū Žaneta. Matau, Vaida atsimūtino, norėtume pakomentuoti. Taip, tai kainos iš tikrųjų labai priklauso nuo to, ar jūs pageidausit akredituoto auditoriaus, tai kaip minėjau, visi tie kaštai prisideda. Mūsų atveju, kadangi pristatinėjau specialiai, norėjau išskirti organizacijos mastelį, nes tikiu, kad mes visi 3 pranešėjai turim pakankamai skirtingas patirtis ir savo organizacijos veikimo apimtis. Tai mūsų atveju mes pasirinkome akredituotą audito bendrovę ir auditorius nevyko pas mus, reiškia, mūsų auditavo tiekėjas, kuris yra akredituotas kitų auditų srityje. Tai mums kaina, mes priėmėm tokį sprendimą, nes mes realiai norėjom įsitikinti, ar veikia tiesiog. Ir mums kainavo, man regis, iki 5000 pirminis auditas, paskesni auditai yra pigesni, stipriai, berods ir per pusę. Jeigu neklystu, tikrai sutartis yra paviešinta CVPP sistemoje, galima būtų surasti, bet man regis, kad visa sutarties vertė, tai yra 3 metų sutartis, pirminis auditas, kur yra didžiausia pinigų suma, ir vėliau jau kasmetiniai priežiūros auditai, jie pasidalino proporcingai po lygiai, bet visa sutarties vertė, jeigu aš neklystu, iki 5000 eurų plus PVM. Man tokie skaičiai. Tai mums pasirodė, kad yra mums įsitikinti, ar standartas įgyvendintas, tai yra pats geriausias sprendimas. Nes priešingų atveju taip, tos kainos vykdant rinkos analizę mums buvo siūloma, kaip Žygimantas minėjo, kad pas juos iš Italijos ir Portugalijos, tai berods pas mus buvo siūlymas Lenkija ir Vokietija, tai jau šiek tiek arčiau. Bet prieš pranešimą konsultavausi ir su mums audito paslaugą teikiančiais tiekėjais, ar tikrai nepasikeitė situacija, kad nedezinformuočiau, tai man patvirtino tikrai, kad situacija yra tokia ir kad pats akredituoto auditoriaus auditas taip pat yra brangesnis, plus kad dar prisideda visos šitos papildomos išlaidos. Ir dar norėčiau reflektuoti prieš tai užduotą klausimą dėl mentoriaus ir savivaldoje dėgymo.
Tai nors tikrai turėjome įdirbį diegiant kokybės vadybos sistemą, turėjom nuostabius tiekėjus, kurie didelį dėmesį skyrė ir dalinosi savo patirtimi ir tikrai jautėme palaikymą ir ugdymą standarto diegimo kelyje. Ieškant konsultacijos kreipėmės į tuos pačius tiekėjus su prašymu mums pamentoriauti diegiant antikorupcinės vadybos sistemą. Jie atsisakė, nes anot jų jie neturėjo tiesiog šito standarto diegimo patirties. Tai nesu ir girdėjusi, kad būtų pasitelktas tiekėjas diegiant. Tai manau, kad tikrai, jeigu yra organizacijų panašaus profilio, tai yra patirtis, kuri būtų tinkama. Ir jeigu būtų galimybė telktis mentorių iš išorės, tai aš labai sveikinčiau, todėl kad mūsų organizacijoje nėra atskiro padalinio, kuris, tarkime, specializuotų specialiai tokiai veiklai, ar tai būtų tiesioginė jo veikla, tai yra iniciatyvos. Ir diegiant, vykdant ne kaip pagrindinę veiklą, klausimų iš tiesų kyla. Procedūrinių klausimų, tai arba reikia telktis vidinį stiprų kompetencijos branduolį, arba telktis, bent jau tokią patariamąją balsą turėti, kaip sekėsi kažkam panašiai daryti. Ačiū, Vaidai. Matau klausimų, čia ten nėra, rankų pakeltų nėra, tai matyt galime jau finalizuoti šios dienos renginį. Tai visų pirma, noriu padėkoti pranešėjams, Žanetai, Vaidai, Žygimantui už jų pranešimus. Ačiū taip pat visiems, kurie šiandien prisijungėte, ypač tiems, kurie aktyviai bendravote, susirašinėjimo skiltyje, uždavėte klausimus ir pranešėjams. Tai labai tikiuosi, kad sužinojote daug vertingos informacijos, supratote, kasgi tai per standartas, kokie žingsniai yra reikalingi norint jį įsidiegti ir sertifikuotis, kiek tai kainuoja, tiek piniginė išraiška, tiek resursais ir kaip reikėtų visą tai pasidaryti. Jeigu tik tai norėtume tai pasidaryti, tai tikiuosi šitą informaciją gavote. Visi pranešimai bus patalpinti Skaidrumo akademijos svetainėje, skiltyje Geroji praktika. Taip pat pasidalinsime ir nuorodą į vaizdo įrašą. Visa šitą informacija bus Skaidrumo akademijos svetainėje. Kviečiu ieškoti ją ten. Ir ką, tai linkiu jums skanių artėjančių pietų ir iki pasimatymo kitose Skaidrumo akademijos renginiuose. Ačiū labai. Viso gero. Ačiū, viso gero. Ačiū.